Taigi sveiki visi žiūrintys mano video kanalą. Baigėsi pagaliau visi čempionatai, pasiruošimai čempionatams, pasaulio čempionatas baigėsi. Kroatijoje buvo kaip buvo. Taigi Lietuva, laukinis telkinys ir pradedu savo laukinių, taip sakant, rudeninių žūklių ne maratoną, žvejybas, galima sakyti, sesijas. Taigi pirma iš jų, oras dar šiltas, tikrai nesijaučia, kad tai ruduo, tai greičiau vadinama bobų vasara, 24 laipsnių šilumos, penktadienis, važiavau prie ežero, palapinę pasistačiau, esu gaudęs prie šito ežero, tai kažko tai labai smarkiai ieškoti nereikėjo, gaudėsiu negiliai prie žolių juostos maždaug ant 3 metrų gylio ir šalia žolių juostos, tiksliau ant tokio išėjimo šoninės tokios brofkutės ant 3 metrų gylio. Kągi pasirinkau jaukinimui šį kartą, tai svitaigeris aišku, sorsas ir tigrinis riešutas, daugiau nieko nenaudosiu. Masalai taipogi, tai yra va tigrinis su bananų ananasu viršūnė ir hardinat sorsas su bananų ananasu viršūnė. Ant trečio gal dėsiu gal vieną skęstantį sorsą arba kokį svitaigerį gal dėsiu skęstantį, dar nenusprendžiau. Realiai 2 žvejybos taškai. Sistemėlės mano tos pačios. Dugnas pakankamai kietas, tai sistemėlės slankiančios, running rigai, kabliukai 6 numerio, pavadėliai. Taigi pasimarkiravau, bandau užsimetinėti ir jaukinti ir laukti kibimo. Po biškį jau temsta, vakaras. Visiškai, kaip matote, ežeras nurimęs. Ramu, kibimų kaip ir nebuvo. Buvo vienas išėjimas įlankoj, bet daugiau aktyvumo kaip ir nemačiau. Belieka laukti. 8 valandos. Laukia jau tokia prietema, ką tik turėjau kibimą iš dešinės. Kibimas buvo ant tiesiog vieno pašarinio boilio, bet dėja netoli kranto žuvis atsikabino, nebuvo kažkokia monstras, bet 10 plus tikrai buvo. Nu, pradžia tokia daug žadanti, žiūrėsime, kaip toliau bus. Jeigu kažką pagausiu, būtinai parodysiu. Aišku, dabar tamsu, tai nelabai kas ir matosi. Jeigu kažkas rimčiau bus, paliksiu iki ryto. Laikymo slingę ir parodysiu ryte. Taigi, kažkiek laiko prabėgo ir pirmas karpis krante veidrodinis 12-125 gramai. Bandysiu jums jį parodyti. Nenoriu jo laikyti per naktį. Štai jisai gražuolis. Plikas, veidrodinis, naktinis svečias. Dar nėra vėlų. Bandau kažkaip tai foto padaryti. Pamiršau savo pagrindinį prožektorių, bet nieko nepadarysi. Ir leidžiu. Kibimas buvo, nepasakiau, turbūt iš kairės dabar, vidurinė meškerė gaunasi, ant tigrinio riešuto su banano ananaso maža popiko viršūnėlė. Taigi, jaukint daugiau nejaukinu, su kobra matyti irgi nemėtysiu boilių, tegu ramiai pabūna. Vienas kibimas buvo iš dešinės ant pašarinio sorso boilio. Vienas dabar iš vidurio, nuo žolių, bet nuo žolių ten kokie 10-12 gal metrų. Nuo žolių ir jau gilis tenais apie 2,5-3 metrai. Tai ant tigro su viršūnėlė buvo šitas kibimas. Taigi laukiam toliau veiksmo, persimečiau. Žuvis tikrai stipri, taip sakant, miegų dar tikrai nesiruošė, pilna jėgų. Matyt, ir ruduo gali būti ilgas ir ilgai dar galim žvejoti. Taigi, laukiam toliau, kas bus. Taigi dar vienas naktinis svečias.
8,5. Tai bandau aš jums parodyti. Irgi veidrodukas. Štai jisai. Kągi, foto. Ir leidžiam atgal. Lauksim didesnių. 11 valandą. Jau pasiklojau lovą, pasiruošiau gultis. Ir kibimas šį kartą sudirbo pati kairiausia meškerė ant sorso su banano anaso viršūnė. Tai realiai visos 3 meškerės, 1, 2, 3 turėjo po kibimą. Pirmas kibimas dėja, bet atsikabino iš dešinės, o iš kairės abu vidurinės ir kitas pavyko realizuoti. Žuvis nėra labai didelis, bet kimba smagu. Taigi bandysiu eiti miegoti. Jeigu kips, aišku, ištrauksiu. Papildomų kažkokio tai jaukinimo su kobra bolių nemėtysiu, nes tikrai nepataikysiu tiksliai ten, kur noriu, o belę kur mėtyti tikrai nenoriu. Taigi palauksiu iki ryto ir tada jau pajaukinsiu su spodu. Gražus rytas, naktis baigėsi, dar kibimą turėjau 4 ryto, bet žuvis užkybo ant vidurinės meškerės, ant tigro, bet pakeliui atsikabino. Taigi reziumuojant, 4 kibimai, 2 krante, 2 atsikabino. Nežinau, kaip čia, kodėl čia atsikabina. Kabliukai likti viskas tvarkoj. Nu, viską aišku būna. Taigi persimetam, jaukinamės, bandysime kažką sugauti dieną. Taigi pakeičiau šiek tiek kabliukus. Ant šito paskutinio buvo schodas vadinamas. Tai aštrumas jo pakankamas, nes prieš tai štai pagavau ant jo žuvį. Bet galvoju, kad gal šiek tiek per trumpas plaukas. Tai padariau, kad maždaug šitoje vietoje maslas praeitų ir liktų maždaug kokie 6-7 cm, kad praeidinėtų maslas. Nes maslas vis dėlto nėra toksai balansuotas, jis daugiau link skęstančių, nes tigras nuskandino šitą mažą popapo viršūnėlę. Jisai tik tai vandenį vos pasisuka. Tai va. Šiek tiek padariau ir šiek tiek sutrumpinau pavadėlį. Kai visada prisiriši krūvas pavadėlių, o kai atvažiuoji prie ežero, žiūrėk ir reikia naujo ryšti, nes neturi to, ko tu norėtum. Anksčiau kažkaip tai niekada neryždavau tų pavadėlių. Namuose visada ryždavom prie ežerų, prie vandens telkinių pagal esamą ežero dugną, pasirinktą vietą. Tiesiog pagal masalą. Nebuvo čia tokių prailginimų, dar kažko tai, tokių įdomesnių dalykų. Dabar šiek tiek lengviau, bet vis tiek atrodo 2 pavadėlinės pavadėlių, o uždėti nėra ką, reikia žiūrėti, ryžti kažką ieškoti. Taigi persimečiau, pajaukinau, oras šyla, nežinau, ar žuvis bus aktyvesnė prie dugno, ar nekils į paviršių. Nežinau, čia zygintis nesu bandęs, gal reikės pabandyti, jeigu matysiu žuvį paviršių kažkur tai. Kodėlgi ne? Vakaras, visiškai ramu. Persimečiau, padariau vakarinį pajaukinimą. Palikau tos pačius masalus, realiai tos pačius taškus 2. Ežeras visiškai nurimęs. Kaip matot, nėra nei jokio vėjelio. Gražus, net nesitikė, kad ruduo, labiau primena vasarą, bet iš tikro tai jau rugsėjo pabaiga. Dieną buvau užsimetęs ir zigą, deja dieną jokio aktyvumo žuvis nerodė. Lauksime vakarinių ir naktinių kibimų. Taigi ankstyvas rytas, saulė išlys. Visa naktis buvo rami, net nepyptelėjo. Ir pagaliau pirmas kibimas prašvitus iš dešinės.
10 kg 220 gramų. Karpiukas. Aš jums jį parodysiu. Kažkaip tai po vakar nakties, kai naktį iš eilės buvo 4 kibimai, labai tikėjausi, kad ir šią naktį bus kažkas panašaus, bet dėja ne. Visiškai žuvis ar ignoravo, ar pasitraukė. Gal per daug pajaukinau, bet tikrai nedaug jaukinau, bet maža ką. Oi. Tikrai žuvis labai stipri. Labai nenoriai eina link kranto, priešinasi, bet jos tokia padirmė, mūsų padirmė jį gaudyti, o jos jau turi nuo mūsų bėgti. Ir ką tik buvo tikrai iš toli pakankamai ištraukta, iš 120 metrų gal kokią. Ir vis tiek pilnai dar jėgų. Štai jisai. Gražuliukas. Darom foto. Ir leidžiam jį į jo gimtąjį ežerą. Kągi, į pabaigą mano pirma rudeninė šių metų sesija. Jeigu taip viską susumavus, tai pirma para buvo dosnesnė. Manau, gal todėl, kad žuvis, kaip sakant, nejautė dar jokio presingo, nebuvo jokių valų, nieko, neramiai plaukėjo ir reagavo į paduotą tą nedidelį pašaro kiekį. Ir naktį turėjau tada 4 kibimus, 2 realizavau. O kaip matėt, šitą naktį kibimo nei vieno nebuvo. Tik iš ryto 1 kibimas, 1 žuvis, taigi susumavus viską, 5 kibimai, 3 žuvis. Žuvis nėra didelės, bet pakankamai gražios ir tikrai kovingos. Dar oras dieną kaip vasara, naktis jau nukrito temperatūra žemiau 10 krenta, jau reikia ir miegmaišio, ir rūbų šiltesnių, bet dar nebaisu, tikrai galima visur gaudyti, važiuoti ir pagauti. Sekančią sesiją planuoju į Ilgio ežerą, užsirezervavau 26 sektorių. Tiesiog toksai buvo laisvas, visi kiti daugmaž užimti sektoriai. Aišku, žmonės po to jos tenais pardavinėja, nes negali atvažiuoti, nes rezervuojasi prieš metus laiko. Čia kaip kam išeina, žodžiu. Taigi, kam patinka mano kanalą, žiūrim, spaudžiam like, prenumeruojam jį ir iki pasimatymo sekančio žūklėje.